Nieko nėra. Ieškok toliau. Aš jinai mašiną patikrinsiu. Paieškos. O. Oho. Prie pinigo mūsų klientas. Bus smulkioms išlaidoms. Klausyk, ką su tuo darom? Tai darom? Gal kablio patampa per rajoną. A, kad žinot, kur nevaikščioti, ne? Ne, nu paleis, geras žmogus, viską atidavė, ką turi. Tai gerai, nu, 3-6. Nu ką, Tadai? Sakoma, nesidžiauk radęs, neverk pametęs. Susiskambins. Ух ты! Кардинандесимо! Как делишки, pas bratишки? Vienas ar lauki kažko? Laukiu, žinok, tavęs laukiu ir džiaugiuosi tave matydamas. Nu, jau, nu ką, baigėsi razborkės. Klausyk, Gliuk čia buvo, bazarinu, kažką bazarinu, bet nepyk, neįtikinau. Ir matai, teisingai neįtikinau, va, kaip. Ir galvoju, tu čia. Ta proga aš statau šitą, bidalagą. O, Tadinčka, mum po 50 viskarioko. Davai. Va, nu, kaip ten su broliais kalmarais, viskas pasibaigė, mangi paleido. Viskas ten susitvarkė. Daug triukšmo dėl nieko. Nesakyk, kaip ne kaip yra lavonas. O ten, kur yra lavonas, ten problemos. Na. Nutrauk pinigus, dalinamės. 30 nesidalina. Čia dalinasi dabar. Ta prasme, už ką tau 20? Kas yra? Už ką tau 20? Kas iš mūsų vyresnis? Nu ir kas? Oi, nu davai, neverkiam. Neverkiu, kas yra? Kebabą nupirks. Bet tu naglas pasidaręs iš vis. Tu ką su koksu daryt? Pasiūlyk, ką aš. Gerai. Kur tu nervuosi, aš nesuprantu. Nes nervuoju, 20 pasiėmęs, tai džiaugs, viskas, Prasme, baigiam tą temą. kas Baigiam tą temą. Eik tu. Man atrodo, kad iš tikrųjų tu žinai Benios telefono numerį.
Фердинандик, ты меня обижаешь. Aš gi tau sakiau, vo, blin, jisgi telefončikus tos keičia, žinutę parašo. Telefončiką pakeitė, žinutę parašo, o dabar vat pakeitė ir dar neparašė. Tai kam jis keitalioja tos telefus? Atsargus, jo majo, jisgi visada buvo atsargus. Aišku, dabar jau periboras. O e-mailas, Facebookas. Mes tokiais dalykais nesinaudojam. O gyvena kur jis? Visur. Būna viešbutyje, reiškia, būna nuomojasi, o ir skraido tada siuda. Tenerifės, Bali, Peru, Šmarų. Kaip ta nauja narkata? Neįsukot? Nu, ant pavalgymo pasidarom, bet dar, žinok, netobula. Gamyba brangi, paklausa maža ir svarbiausia, be niucho, žinok, toks be nuotaikos, be įkvėpimo, rankas nuleidęs, toks, nu, distrofinė tokia pasimoralinė būsena. Tai ko jis taip saugosi? Kažko tu iki galo man nepasakai. Blin, nu, kaip tai nepasakau, sakau, kaip yra, jo majo, nu, depresija turbūt, nu, anksčiau kaip būdavo, kada jis depresuhoj, jis mane pasikviečia arba pats pageriam, tada siuda ir išlipa, o dabar всё, va, tokia, kaip sakosi, abstinencijos kaina. Man reikalingas benė, supranti? Paskui gali būti per vėlų. Kas reiškia, gali būti per vėlų, Ferdinand, tu mane gazdini. Man reikia pasikalbėti su benė. Tai sakau, įti tvoju mat kaip yra, Ferdinandai, iš kur aš tau jį ištrauksiu? Sugalvok ką nors. Nežinau. Сука. Jau grįžai? Prileisk vonę man. Sąžinį nešmeri? Davai, bet tu tavo bairių gerai ekstrasensinių. Kas krepšį? Daiktai. Vanduo bėga, galėsi eiti. Ačiū. Kaip sekėsi? Eilinė darbo diena. Žiūrėk, jeigu Šarkys klausia, ar aš geriu, sakyk negeriu. Gerai?
Nu, radai Benę? Ne, Šramas nieko nežino, Benė atsijungęs telefus, slapstosi. Nu, jeigu slapstas, tai tartinai atrodo. Šramas pažadėjo surasti. Daug dievė, kad rastų anksčiau už humorus. O tu manai, jie susigaudys kačiais? Reikia galvoti apie blogiausią variantą. Vėl tortą paėmė. Taip? Nu, Liepai patiks. Kaip ji? Normaliai. О, пацаны! Здорово, va. Tai prisėskit. Prisėdam. Aha. Taip. Nu, kas ką gers? Mane. Aha, a tu? Man irgi. Tada nereikia. Karočiui, pacanai, raskladas toks. Reiškia, Kardinatas atsimachalino nuo brolių Umarovų. Va, ir dabar ieško Beniuchos, sako, žiauriai reikia. Iš kur žinai? Nu, buvo čia, va, pas mane pasėdėjom, programą padarėm. Tai kam jiem Benė? Nesako. Va, bet galima padaryti išvadą, pacanai, kad jei taip labai reikia, vadinasi, galbūt išlindo kokie galai. Atsiminat iš tos istorijos, kada mes jį Beniuchą traukėm, kada jį Henrikas dėl tų narkozikų pagrobė. Nu. Tai kad jie nieko nežino. Taip, Marisolinka, taip. Nu, o gal susapnavo, gal kas ką pastukalino. Tai būtų jau atėję, arba bent jau šarkį pasimti. Va, Larisolinka, o jeigu čia yra didelio kipišo pradžia? Hardai nieko nepapasakai. Viską papasakoju. Viską, Marisolka, o kaip yra, blin, kad mes uždirbam ant pavalgymo, bet aišku, kad dirbam kaip fabrikas, nepasakiau. Nu, karoči, pacanai, в общем taip, jei Hardui taip reikia Beniuchos, reikia jam tą Beniuchą duot, nu, kad kuo mažiau būtų neaiškumų. Tai kad mes numerio vienas nežinom. O senas išjungtas. Taip, tas tai taip, pacanai, blin. Todėl reikia prabėgti, pamatyti, kur jis ten būna, karoči, kad jis kaip nors apsišviestų arba nors išeitų ant ryšio. Nu. Опачки! Julечка, juodoji Vilniaus našlė. Labas, Valiau. Tu vienas? Kaip paskutinis indėnas. Mon plaisir, madame. Aš čia savo, pusryčius darau, tai aišku, galėčiau pasiūlyti, bet žinau, kad jūs valgo tik paukščių pieną ir banginių mėsą. Ačiū, nereikia. Julička, jūs klausėt, ar aš vienas, tai vadinasi, su kažkokiu reikalu.
tu. Paderinsi? Čia. Nosios džiaugsmo milteliai? O iš kur tiek pas jūs? Čia mano reikalas. Nu tada ir mano reikalas prabą nueiti. Prašau. Tai va, o vakarienė buvo šokoladinis tortas, labai skanus. Jau seniai tokio nevalgau. Tai saldus gyvenimas. Nu jau, būtų saldus, jeigu tu nebūtum čia. Ai, tai kad man jau geriau. Ir tau niekas nebegrėsia. Taigi su Richardu kalbėjai. Kalbėjau, sakė, viskas gerai. Tai vadinasi, taip ir yra. Klausyk, Liepa. Sorry, kad aš įvėliau tave į visas šitas nesąmonės. Ne, tu visai visiškai nekaltas dėl to. Labą dieną. Turim porą klausimų, galim pasikalbėti? Jo, žinoma. Liepa. Kaip jūs? Ačiū, dabar jau gerai. Kaip jūsų sveikata? Puikiai.